Kokią įtaką interneto plėtrai turi kartų priešybė? Yra įdomus dalykas, reiškia, su kolega kalbėjomės vakar ir yra toks niuansas Danijai. Facebookas Danijoje yra senių puslapis. Taip, nes ta prasme, nes jaunimas nenori ten registruotis, nes nenori rodyti, reiškia, ką jie veikia laisvalaikiu. Ir va, tai yra pats geriausias pavyzdys, reiškia, kaip kartų priešingybė gali sužlugdyti kažkokį biznį. Jeigu jūs galvojate, kad ten, ta prasme, Facebook'e susirinks ir seni, ir jaunesni, ir jie ten dalinsis nuotokas, visą kitą, ta prasme, tai jeigu vaikas daro slaptą vakarėlį ir nesunku mamai pažiūrėti Facebook'e per draugų akauntus, ką jisai ten daro, tai kam jam ten rinktis, jie tada ieško alternatyvų. Ir ta prasme, ir taip pat bus Lietuvoje, reiškia, vanas galbūt kažkokie puslapiai, vis tiek jie, ta prasme, nemirs, jie liks. Bus kažkokia labiau išgrydinta auditorija, bet tai bus jiems. O Facebookas bus tokia bendra, praskiesta, reiškia, auditorija. Ką manote apie Lietuvos interneto vartotojus fiziškai vartojančius ne Lietuvoje? Ar yra geri ir aiškus kanalai juos pasiekti? Ar tai yra aiškus segmentas? Kažkada, kai dar buvo geri laikai, prieš 2 metus labai visi norėjo, prieš 2-3 metus visi norėjo klientai, nekilnojamo turto klientai, su kuriais mes dirbame, jie norėjo pasiekti tos UK žmonės ir Daniją ir visur kitur, reiškia, kad jie ten jau būdami UK, turėdami kažkiek pinigėlių, galvotų apie galimybę nusipirkti butą čionai, investuoti ir visą kitą ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tai tiek Google pagalba, tiek sakykime, Facebooko pagalba mes galim tai ta prasme skirstyti. Iš esmės mes netgi galim tai skirstyti daugiausiai tuose puslapiuose, kur yra registracija, ne, kur žmogus savo buvimo vietą nustato. Bet nei Delfyje, nei kažkur mes negalime to. O potencialą tai jie turi. Dabar galėtume padaryti kokią socialinę akciją, reiškia, puslapį, kur žmogus galėtų įdėti savo nuotrauką ir jūs galėtumėt paaukoti jam SMS-ais, kad jisai nusipirktų bilietą grįžti į Lietuvą. Tai irgi yra gera galimybė. Klausimas iš patirties, kuriais atvejais banerių paspaudimai dažniausiai baigėsi pirkimu? Kai jūs neapgavinėjate vartotojų. Iš esmės, čia yra didelė, reiškia, problema, kaip ir visur versle, tu turi būti sąžiningas su savo vartotoju. Geriau bus paspaudimų 50% mažiau, bet jeigu jūs siūlote, reiškia, siurblį ir ant jo nėra jokio logotipo, tai jūs su Photoshopu neuždėkite ten Samsungas ar dar kažko. Nes anksčiau ar vėliau tai prieš jūs atsigręš. Tai čia tiesiog sąžiningas, o ten paskui visi iššokimai, visa kita, ta prasme, tai čia yra grinai kreatyvo reikalas. Ir šiai dienai vis atsiranda naujų formų, ne? Ir mes matom vis, ta prasme, jeigu buvo tik baneriai, dabar Delfyje pradėjo didėti. Atsirado bėgančios eilutės, buvo iššokančios, vienu momentu buvo labai populiarų video baneriai, taip toliau, taip toliau. Tai tų formų atsiranda pasaulyje 2 per dieną ir jų atsiras Lietuvoje, ten tik tai pinigų klausimas, nes naują formą įvesti yra pakankamai nemažai kainuoja. Sekantis klausimas, kur yra problema su afiliatais, bet aš jau spėjau, kad čia buvo atsakyta, kad tiesiog kritinės masės trūkumas. Vienas dalykas, kitas dalykas, man pačiam teko su 3W kalbėti, reiškia, didelė problema nepasitikėjimo yra. Reiškia, žmonės, kurie turi savo verslus internete, arba ne internete, tai gali būti draudimo kompanijos, kur tu tiesiog internetu užsakinėsi kažkokias paslaugas, dar kažką. Jie labai nenori atiduoti savo tos dalies. Sakau, šiai dienai Lietuvoje yra 5-7% nusistovėję, iki 10%, bet čia, ta prasme, sąmonės reikalas, reiškia, kad žmonės nenori to padaryti. Kitas klausimas yra, reiškia, ar Lietuvoje šopai turi kokią perspektyvą? Ta prasme, elektroninės komercijos parduotuvės sukurtos Lietuvoje. Žinoma, turi ir tai yra ateitis ir Martynas minėjo, kad yra, reiškia, 30%, aš kažkokius ten irgi daug skaičių turiu visokiausių ir kažkaip įskaičiavau tokius skaičius, kad šiai dienai ten renkasi kažkur 14% žmonių perka kažką internete, tam tikra dalis perka paslaugas, ne gyvus daiktus, reiškia, ir ten gauna 7%, kurie perka tos tikrus daiktus, kuriuos ten tau užsakai ir pristato. Ir su Žydrūnu mes rašėm straipsnį ir aš ten užsiminiau, reiškia, mes rašėm apie šių metų perspektyvas internete. Aš tik noriu vieną dalyką, reiškia, apie tą burbulą irgi užsiminti ir pasakyti, kad yra ta problema, kad šiai dienai žmonės susidūrė su krize, galvoja, kad internetas yra tas, kuris mano, reiškia, parduotuvės išgelbės.
ten uždaro 3 parduotuvės, ten tų darbuotojų atlyginimus paima ir padaro šopą ir taip toliau. Tai kažkurio momentu, kai prekyba, normali prekyba face to face truputėlį atsigaus, tai bus momentas, kai dalis tų šopų bus neveiksnus, ne, užmes tos biznius, nes vėl grįš į tą prekybą. Bet didieji gigantai, pigu, dabar ypatingai nemažai turėtų greitų laikų atsirasti, reiškia, natūraliai atsirasti kompiuterinės technikos pardavėjų internete, nes BMS-as, reiškia, išėjo iš rinkos ir atsirado tas vakuumas. Ir tai žinoma, perspektyva yra. Ir paskutinis klausimas iš 2 dalių. Tai ką norėtumėte palinkėti vakardienos, reiškia, interneto vartotojams ir ką norėtumėte palinkėti rytojaus interneto vartotojams? Tai tie, kurie buvo vakar interneto vartotojai, yra šiandien ir bus rytoj. Atsiras tik tai naujų. Vienas dalykas labai įdomus, reiškia, neseniai buvo diena, saugaus interneto diena ir iš vieno žiniasklaidos priemonės manęs užklausė kelis klausimus ir sako, tikėjusi, žinoma, tų klausimų, kad internetas yra baubas ir tai yra problema su vaikais ir visa kita, žinai, ir ten dar kelių klausimų, bet aš jiems atsakiau taip į klausimą, ar internetas yra žalingas vaikams. Aš pats esu interneto vaikas, aš užaugau prie interneto ir internetas yra mano gyvenimas ir aš galiu pasakyti, kad internetas vaikus, pavyzdžiui, išmoko tam tikrų dalykų. Google'as išmoko savarankiškai surasti informaciją. Dar, reiškia, komentarai ir visi kiti dalykai, jie išmoko atskirti, kur yra tiesa, kur ne. Mes parašom straipsnį, ar kažkas tendencingai parašo Delfyje straipsnį, ar ne Delfyje, nesvarbu. Ir mes iš komentarų galim sužinoti, kur jau ten yra nupirkta informacija, kur ne. Bet tai yra problema, kad Lietuvoje, jeigu vaikas atsisėda prie kompiuterio, ne, tai tėvai uždaro duris ir išvažiuoja į Akropolį. Tai čia yra problema, reiškia. O ta karta, kuri užaugs, reiškia, tai jinai bus dar imlesnė, dar labiau priims naujovės ir aš manau, kad tikrai ateis greitų laikų ta karta, kuri nieko nesiskirs ir mes tiksliai galėsim sakyti, kad yra dabar mes atsilikę nuo pasaulio 0 metų. Ir dar vienas dalykas, kadangi čia buvo paskutinis klausimas, ko aš nepaminėjau, reiškia, iš marketinginės pusės, šiai dienai mes su klientais irgi kalbam ir sakom, reiškia, yra tam tikri dalykai, reiškia, akcijavimai internete, kuriuos jūs turite daryti, kampanijas sakyta, bet atsiranda tam tikri dalykai baziniai, kuriuos jūs turite kiekvieną dieną arba kiekvieną mėnesį juos investuoti. Lygiai taip pat, kaip kartą metuose jums paskambina iš įmonių katalogo ir sako, ar atnaujinti jūsų duomenis, jūs sakote taip, ten telefonas pasikeitė, nepasikeitė adresas. Tai lygiai taip pat yra, reiškia, tam tikros vietos, kur jūs turėtumėte įsigryninti, ar tai yra Google'as, ar tai yra Facebook'as, kur galima šiai dieną už 1 centą nusipirkti banerio paspaudimą, ar tai yra kažkokie kiti dalykai, tuos kanalus ir ten pastoja truputėlį įdėti pinigų, įdėti laiko. Ar tai jeigu bus socialiniai dalykai, arba su to paprastu video, reiškia, tai kartą per mėnesį, kartą per 2 mėnesius išleis tokį video. Ir aš tikiu, kad 30% įmonių nereikės papildomų akcijų, nereikės banerių daryti nieko, jiems tos rauto, kuris sukurs tos pasyvios priemonės, pilnai užteks.